Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, mūsų klausytojai ir tinklalaidė Žmogiškai žiūrovai. Sveikiname su jumis jau 4 sezoną. Labai gera čia būti. Labas, Airida. Labas, Juste. Labas visiems. Sveikinu su nauju sezonu tave, sveikinu save ir sveikinu visus klausytojus, kurie ir toliau 4 sezoną vis prisijungia su mumis pabūti tą gerą valandą ir pakalbėti apie organizacijas ir jų gyvenimą. Taip, ko jos gyvena. Tai labai simboliškai, kad šiandien atidarom su labai gražia tema, grįžtantis, bet jau pakeliui kitur, apie tuos darbuotojus, kurie grįžta iš tėvystės, motinystės atostogų. Airida, tu irgi buvai neseniai šitoj situacijoje ir labai džiaugiuosi, kad jau rugsėjį sugrįžai pas mus. Tai ką pirmiausia galvoji, kai išgirsti šios tinklalaidės temą? Kodėl iš vis jinai yra svarbi? Gal dėl to, kad kiekvienas turbūt savo aplinkoje turim tokių žmonių arba patys buvom tai žmonėm, kurie buvo tose vaiko priežiūros atostogose ir ten įvyksta kažkoks stebuklas, ten kažkas šauna į galvą ir tu galvoji, ir aš tikrai noriu sugrįžti ten, iš kur aš išėjau. Ir dažnai taip ir būna, kad mes dar nesugrįžę į organizaciją arba dar net oficialiai iš jos neišėję jau kertam rankas su kita organizacija arba tam tikrą pasirenkam kitą kelią. Ir todėl, man atrodo, labai svarbu organizacijoms šitą temą kalbėti ir savo viduje susižiūrėti, ar iš tikrųjų nėra taip, kad mes prarandam dalį darbuotojų, nors tuo pat metu vis kalbam, kad mums tų darbuotojų trūksta. Ir tu turbūt, Juste, esi tame, kaip organizacijos vadovė, nes tikrai dažnai būna, kad tų žmonių trūksta, bet tada labai norisi taip ir paklausti, ar nepamiršom tų, kurie yra vaiko priežiūros atostogose. Ir kai su šita tema tenka ir kalbėti ir savo aplinkoje, kadangi pati turiu 1,5 metų vaiką, tai natūraliai turiu labai daug mamų ir tėčių, kurie yra toje temoje, tai ir vis tenka išgirsti, kad, aš turbūt negrįšiu. Tada man jau smalsumas tas... Kokios priežastys ten, slepiasi, kodėl jie nusprendžia, negrįžti, nes, aš žiūriu iš savo organizacijos, pusės kaip vadovas. Priimti naują darbuotoją, pirmiausia, jį atrinkti, jį įvesti, apmokyti, tai užtrunka labai daug laiko, ir investicijų tai kainuoja, negu pasimti, susigrąžinti tą patį žmogų, kuris yra tėvystės ar motinystės atostogose. Kaip manai, kas slypi, kokios priežastys už to slypi? Tai turbūt priežasčių yra labai labai daug ir mes galim jų paieškoti iš skirtingų pusių. Ar tu žiūrėsi iš to žmogaus pusės, kuris išėjęs vaiko priežiūros atostogas, ar tu žiūrėsi iš organizacijos pusės, kodėl jinai paleidžia tą darbuotoją. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad tikrai būna tų situacijų, kad išgirstam, kai mama pasako, kad laukiuosi, tu supranti, kad tu tarsi tą darbuotoją viskas. Tarsi atsisveikini, jo nebėra. Ir tikrai, turbūt ir tu gal esi per savo darbinę karjerą pastebėjusi, vadovų požiūris pasikeičia. Tavęs tarsi kartais nebelieka, nes tu žinai, vis tiek išeis ir ten tą vaikelį auginsi. Gal kiek skirtumų atsiranda pagal užimamą poziciją. Kai tu augi karjeroje, natūralu, kad vadovui pasakius, kad aš išeinu į vaiko priežiūros atostogas, jis vis tiek tikėtina bus įsitraukęs iki pat galo ir labai greitai po tėvystės atostogų netgi grįžta turbūt į tą poziciją. Ir moksliniai tyrimai tą rodo, kad kuo aukštesniam lygiai tu esi, tuo tu greičiau sugrįžti ir tu mažiau atitrūksti. Bet jeigu mes kalbam apie didžiąją dalį darbuotojų, kurie neužima aukščiausio ir aukščiausio lygio vadovų pozicijų, tai kas įvyksta, kad darbuotojai sako, kad nuo pat pirmo pareiškimo aš jaučiu, kad kartais manęs į projektą nebeįtraukia, nebepakviečia į susirinkimą, nes maždaug tu jau nebedalyvausi, tavęs čia nebebus ir panašiai. Ir ties to sakiniu mes tarsi ir vadovo pozicijoje būdami parodom, kad tas žmogus nebereikalingas. O žmonėms reikia būti
priklausomiems, mums reikia to ryšio. Ir aš sakyčiau, kad va, tas santykis ir baigėsi ties ta vieta, kada mes nutraukėm tą ryšį. O tą ryšį vat, vadovai ir nutraukia kartais išgirdę, kad išeinu į vaiko priežiūros atostogas. Ir kas dar įvyksta, žinoma, būna tokių situacijų, kad vadovai trina rankom ir sako, ačiū Dievui, šitas darbuotojas išeina, nes nemokėjo, netliko vadovo pareigų ir nesusitvarkė su darbuotoju, kaip sakau, tada, kada reikėjo. Tai šitos situacijos man kaip vadybos žmogui yra tokios skaudžios, kai aš dirbu su vadovais ir jie man papasakoja, kad jie laukia, kol mama išeis motinystės atostogų, nes tiesiog nežinojo, kaip jos atsikratyti. Kabutėse. Kabutėse, taip. Ir tada jie trina rankom, nes ateis naujas žmogus, tai aš čia sakau, yra nesudirbta vadybiškai, tu netlikai savo vadovo pareigų, kad tu turi tokios situacijos susilaukti. Tai tokių situacijų būna ir man žmonės, kai aš LinkedIn'e truputėlį komunikavau šią temą, gavau nemažai žinučių, kurie ir sakė, kad tarsi mes priimam kaip tik labai gerus naujus darbuotojus ir mes tų mamų arba tėčių nenorim, nes jų kompetencijos, pavyzdžiui, netitinka. Tai aš čia vėlgi sugrįžtu į tą vadybinį pusę, kad čia yra vadovo atsakomybė. Čia jau ne to darbuotojo, kuris išėjo ir jo kompetencija kažkokia yra silpnesnė, mažesnė ar panašiai. Tai tu būk tada mielas, susigrąžink tą žmogų, išmokėk išeitinį ir paleisk, padaryk tą tvarkingai. Bet vis dar girdžiu, kad to neįvyksta, yra bandoma tam tikrais būdais tos darbuotojus išveikti, ne iš organizacijos. Ir yra tada ta kita turbūt Justė pusė, kur mes pačios kaip mamos arba tėčiai išgyvenam tą motinystės paauglystę, net yra terminas įvardinamas, kad moteris ypatingai, kurios lieka su vaikais, vaiko priežiūra, nesvarbu tai metai, 1,5 ar 2, tas visas laikas yra vadinamas motiniška paauglystė. Ką tai reiškia? Pasikeičia tam tikros smegenų veikimo funkcijos, jos išskiria tam tikrą kiekį hormonų, kurios nulemia tam tikrus pokyčius, empatiškus pokyčius, emocinius pokyčius. Ir kaip sako, ten tu išgyveni visą tą tokį naują virsmą. Ir tu žiūrėk, gal prisimeni, kad tu vaikystėje labai mėgai ir jaunystėje piešti, šokti arba užsimti su vaikais ir tu sakai, ai, gal tas buhalterės darbas šiandien man jau ir nebe toks mielas. Tai yra ta pusė, kur įvyksta tas lūžis, virsmas, kai žmonės pradeda galvoti, ką aš iš tikrųjų noriu ir mėgstu daryti. Tai su tuo turbūt mes labai mažai ką galim padaryti ir pakovoti. Aš kaip sakau, galim padėkoti, pasidžiaugti, kad žmogus buvo ir išeina toliau augti ir ugdyti savęs. Bet yra ta turbūt kita pusė, apie kurią mes šiandien ir susirenkam kalbėti. Tai tie žmonės, kurie yra ir motyvuoti, ir norėtų dirbti, nenori taip dirbti gal tuos 1,5 ir 2 metus, nes yra tokių žmonių, kurie tikrai pasiema vaiko priežiūros atostogas pilnai ir sako, manęs netraukit, bet aš tikrai norėsiu sugrįžti ir aš tikrai lauksiu ir panašiai. Bet tada įvyksta ta organizacinė pusė, kuri nekreipia dėmesio. Taip. Ką jie padaro? Taip. Jungia visų sistemų. Ištrina elektroninius paštus, asmeninių net nepaklausia, atima visas naudas, kurios organizacijose buvo. Jeigu vyksta gimtadieniai, visi sveikina, tortus valgo, mama ar tėtį, kuris namie, pamiršom, vyksta mokymai, kalėdiniai vakarėliai, nėra tų žmonių, nes kažkaip, kad ir jie toje eilutėje yra, bet tik buhalterė prisimena, kai reikia ten sodrai sudeklaruoti, visiems kitiems kaip ir pasimiršta. Tai aš apie tokio ryšio praradimą, kurį mes galim susitvarkyti, atkreipia į tai dėmesį ir rezultate turėti geresnį grįžtamumą tų darbuotojų. Nes dabar kolegės mūsų 2022 metais atliko tyrimą ir Lietuvos mastu ir buvo klausima mamų ir tėčių, ar jie planuoja grįžti. Ir 70% pasakė, kad neplanuoja grįžti arba per pirmus metus ketina pakeisti darbo vietą. Ir kaip viena iš tų priežasčių ir buvo tas nutrauktas ryšys. Su manim nebuvo palaikoma ryšio. Manęs nekvietė į mokymus, vadovas per pirmus metus nepaskambino, nepaklausė, kaip aš gyvenu. Ir apskritai, kai jau reikėjo grįžti, man tik, vos ne 2 savaitės prieš pasakėte, yra tokie dokumentai, parašyk tam prašymą, ateik ir susitinkam tada. Bet kiek yra dalykų, kuriuos reikia su tuo žmogum aptarti. Ir mano tas mintis ir yra turbūt, kad nepraraskim progos su tais darbuotojais susitvarkyti tą ryšį, kad jie sugrįžtų.
Nes tu pati pasakai, kad daug žmonių organizacijose pigiau yra, tai net 7 kartus, just 7 kartus yra pigiau išlaikyti tą esamą darbuotoją, gal ugdant kompetencijas, gal auginant, gal keičiant, bet tai yra tikrai organizacijai pigiau. Tai tada man kyla klausimas, ar neverta strategiškai tai turėti kaip vieną iš organizacijos tikslų, jeigu tu turi, nežinau, 50, 100, 400 darbuotojų, kad tai būtų strategiškai svarbi dalis, kad tie darbuotojai pas mus sugrįžtų. Taip, taip. Čia daug dalykų palėtė, žinai, nuo vadovo nekompetencijos, vadovauti, arba dirbti su darbuotojais, ir tada, kad nori, kad išeitų darbuotojai, iki to, kad patys žmonės, žinai, renkasi, o tai arba atranda kažkokius slypinčius save naujus, žinai, karjeros galimybės, arba tą pašaukimą galima būtų pavadinti, ko jis iš tikrųjų nori. Bet tai kaip turėtų, žinai, tada atrodyti tas sveikas, suplanuotas išėjimas į vaiko priežiūros atostogos ir kas dažniausiai tada yra praleidžiama, žinai, šitame etape, ne? Nes jeigu jau išgirstam, kad darbuotojas planuoja išeiti į tėvystės ar motinystės atostogas, nesvarbu, ir tada jau atrodo, kad viskas, mes šito darbuotojo neturim, ne? Tai ką turėtų organizacijos iš tikrųjų daryti, žinai, šitoj vietoj? Aš labai linkėčiau kiekvienai organizacijai, kuri rūpinasi ypatingai savo darbdavio įvaizdžiu, susitvarkyti šitą klausimą ir turėti labai aišku išėjimo ir to žmogaus grįžimo procesą. Ką turiu mintyje? Kaip mes su juo atsisveikinam? Ar yra tam tikros dovanos, nežinau, kažkokios padėkos, ar yra kažkoks torto suvalgymas, ar tai paliekama vadovo ir skyriaus, atsakomybei. Susitariam, kaip mes tą žmogų išleidžiam. Išleisdami susitariam, kas tam žmogui lieka iš tų naudų, ko mes vis tik negalim turėti. Ten gal prisijungimo prie tam tikrų sistemų ar panašiai, čia yra natūralu. Kai žmogus atsitraukia 1,5 ar 2 metus, tikrai gal dalį nuo sistemų mes jį privalom atjungti dėl saugumo ir panašiai. Bet ar elektroninis paštas ten bus atjungtas ar nebus atjungtas, tikrai apsitarti tokius dalykus. Pasiklausti asmeninių to duomenų to žmogaus, nes kartais ir telefoną atima ir neturi kito telefono numerio. Tai kaip tu tą darbuotoją prisišauks, neturi telefono, neturi elektroninio pašto, gerai, dabar per Messengerį gali rašyti. Bet ar tikrai to reikia, jeigu mes galim pasiklausti, tai tokius susižiūrėti, tokius bazinę tvarką, ne? Tada pasižiūrėti tą žmogaus poziciją ir kaip keisis to žmogaus atlyginimas, kol jis bus 1,5 metų ar 2 metus vaiko priežiūros atostogai. Aptarti, ar keisis atlyginimas, kai mes peržiūrėsim atlyginimą kiekvienais metais sausį, kad tas žmogus irgi žinotų. Tada pasiklausti, ar tas žmogus nori, kad su juo būtų bendraujama vaiko priežiūros atostogose. Kiek jūs to bendravimo nori. Ir čia, sakyčiau, yra labai svarbu pačioj pradžioj paklausti, nes gali sakyti mama, kad taip norėsiu, gims vaikas bus atvirkščiai ir jinai sakys, ne, žinok, vis tik noriu būti tik su vaiku, arba gali būti atvirkščiai, jinai iš pradžių pasakys, kad aš nenoriu bendrauti, bet gimus vaikui pamatys, kad jinai nori to laiko sugrįžti į save ir jinai sakys prisijungti, noriu būti ir panašiai. Tai susižiūrėti, pasiklausti, kaip dažnai mes bendrausim, kokiam priemonėm palaikysim tą ryšį, ne, galų gale taip. Tada pasižiūrėti, koks yra tos mamos poreikis būti traukta į visas šventes galų gale. Kalėdos, nauji metai, gimtadieniai, vasaros šventės, mokymai, informuoti, kad būsit pakviesta, prijungta ir panašiai. Tada lygiai taip pat susižiūrėti ir informuoti, kaip bus su atostoginiais, kaip juos kaups mama, gal yra kažkokios pagalbos su sodra, kokius ten dokumentus reikės užpildyti, nes tikrai yra labai plati tema, ką ten reikia sužiūrėti. Bet jeigu jūs savo viduje turite teisininkus, buhalterius, kurie tai daro, tai mamai palengvinti, sudėti prašymų folderius ir kad tai būtų kažkur sistemoje, tai jau yra rūpestis manim, kad apie mane pagalvoja. Ne? Tada lygiai taip pat, kai gimsta vaikas, ar mes siunčiam kažkokią pasveikinimą, dovanėlę ar panašiai, kaip tai atrodo ir kas bendrauja. Tai yra, kiek vadovo pareiga yra pasiskambinti ar parašyti tam žmogui tuos pirmus metus ir kiek HR-as įtraukia ten į newsletterių siuntimą, elektroninių laiškų siuntimą, nežinau, gal įmonės vadovai keičiasi, kaip tas žmogus bus informuotas. Tai nežinau, ar tai atrodo labai sudėtinga, man atrodo, tai tokia elementari higiena, kur tikrai galim pasidaryti. Ir aš jau kalbu turbūt apie organizacijas, kurios turi ten
30-50 ir viršų darbuotojų, kad tai jau tikrai, nes tų mamų atsiras arba tėčių. Ir tėčių irgi vis dažniau atsirand, bet jiems irgi žinoti visas šitas išėjimo proceso gairias būtų gerai. Lygiai taip pat tada, kai jau mama išėjo, mes jau ją išleidžiam pagal tvarką, vadovas palaiko ryšį, mes žinom, tada yra tas aiškus grįžimo procesas, ne? Kada mes padarom pirmąjį tokį oficialų susitikimą. Ar ten mėnuo iki grįžimo po 1,5 metų, ar mes padarom 0,5 metų iki grįžimo. Pirmas susitikimas ir pasikalbam, ar tu matai save toj pačioj pozicijai. Jeigu ne, pas mus organizacija yra va tokios laisvos karjeros galimybės. Jeigu tu matytum, mes galim daryti, nežinau, stažuotės, mes galim mentorystę, mes galim tavo kompetencijas ugdyti jau dabar per tuos 0,5 metų, kol tu dar būsi vaiko priežiūros atostogų, kad tu sugrįžtum su naujom kompetencijom, pavyzdžiui, į naują darbo poziciją. Tai šitas pokalbis turbūt yra kertinis, kuris gali padėti išsaugoti tuos žmonės organizacijoje. Ir aš sakyčiau, kad jis turi būti bent jau 0,5 metų. Tik čia labai svarbu yra suprasti, kad tas 0,5 metų mums reikia irgi apsiskaičiuoti. Nes juk dabar mes turim 2 mėnesius neperleidžiamo atostogų, kurių dažniausiai, jeigu ten, pavyzdžiui, mama buvo vaiko priežiūros atostogoje, tada pasiims tėtis. Ir dažnai mamos padaro, kad tuos mėnesius nustumia į galą. Ką tai reiškia? Kad jinai į darbą jau gali sugrįžti 2 mėnesiais anksčiau, nes tada tėtis išeina. Tai jeigu mes turim 18 mėnesių vaiko priežiūros atostogų, tai mama grįš į darbą tikėtina po 16 mėnesių. Tai mes jau turim susitikti, ne? Ženkliai anksčiau, dar vaikui net turbūt metų nebus, kai mes jau turim susitikti su ta mama ar tėčiu, apsikalbėti ir tas galimybės aptarti. Ir tada to sugrįžimo pokalbio metu mes ir apsitarėm, koks lankstus grafikas bus reikalingas, ne? Kaip tu norėsi grįžti, ar tau reikės kažkokio pavaduojančio žmogaus. Ir va dabar, kai prieš porą savaičių buvome HR konferencijoje, sėdėjo priešais mane žmogus, kuris linkčiojo galvą ir sakė, kaip buvo svarbu turėti pavaduojantį kolegą. Ne tai, žinai, kad aš kiekvieną kartą, kai mano vaikas suserga arba negaliu pasimti iš darželio tuo metu, einu pas tave ir sakau, Juste, ar aš galiu išvažiuoti. Ne, kai aš turiu savo, žinai, draugą, kuris yra mano pavaduojantis ir mes su juo tik tai tariamės. Dėl to viso ir pirmus 3 mėnesius turėti tokį pavaduojantį kolegą, būtų labai nuostabu. Ir tėvai tikrai pritartų ir labai tam, turbūt sakytų, taip. Tai va tokių apsitarti lankstumas ar laikas, kada ateini į darbą ir išeini svarbus, nuvežti vaiką į darželį ir panašiai, bet tuo susižiūrėti. Gal ten paskirti naują, nežinau, kavos draugą ar mentorių, nes daug dalykų per tos 1,5 metų pasikeičia organizacijoje. Sužinoti tas prie kavos šnabždesius įvairiausius, ant kokios kėdės galiu sėdėti per valdybos susirinkimą, ant kurios ne, nes gal kėdė pasikeitė. Aš šaržuoju, bet tokių situacijų tikrai darbe yra, kieno puodelis, iš kurio galiu gerti. Tai vat suteikti žmogui tokį žmogų šalia organizacijų irgi nuostabu. Apsitarti, kada mes tą atlyginimą peržiūrėsim, kaip tas atlyginimas keisis. Tai sakyčiau, tos 0,5 metų iki sugrįžimo bent jau 2 geri susitikimai su tuo žmogum tikrai turėtų būti. Apsitarti pirmiausia, ar grįžti, ar ugdom kompetencijas ir tada jau tuos techninius dalykus prieš pat grįžtant, kaip su pavadavimais, kaip su žmogum, kaip su ten mentorystė, ar kavos draugu, ar kažkokiu lankstumu, kad tas žmogus ramiau galėtų sugrįžti. Tikrai taip. Tai manau, kad kuo didesnė organizacija, tuo šitas klausimas yra opesnis ir svarbesnis, nes tu daugiau žmonių išeina į tėvystės ir motinystės atostogas. Aš žinau vieną labai puikų pavyzdį, viena technologijų kompanija, didelė čionais Lietuvoje, tai sodros yra tam tikros lubos ir jie norėdami išlaikyti savo darbuotojus, viskas, kas yra virš nesumokėtas atlyginimas iš sodros, ko jie negauna, tai jie savo darbuotojams tą sumą netgi kompensuoja. Tai čia toks, man atrodo, gražus pavyzdys, kaip nori išlaikyti tuos darbuotojus, kad jie iš tikrųjų po motinystės ir tėvystės atostogų sugrįžtų į tą pačią organizaciją ir liktų toje organizacijoje dirbti.
Tai taip pat yra tas algos pakeitimas, ne, peržiūra, jie irgi, žinau, kad vykdo, arba vykdo tikrai kelios organizacijos tokios mamų sugrįžimo į darbą, net mokymus, kaip mamom sugrįžti, kaip pasiruošti, ką pakalbėti su vadovais, kaip pačiom nusiteikti, kas pas jas ten įvyko ir kodėl tas vaikas tampa ten toks svarbus, o tas darbas antroji vietoje, arba kaip tik, kodėl tu mama labai nori grįžti į darbą, ne? Tai yra organizacijos, kurios tikrai rūpinasi ir skiria tam dėmesio. Bet lygiai taip pat atrodo, kad didžiosios organizacijos turėtų būti susitvarkiusios, bet kiek tenka bendrauti, jos pačios pasako, kad elementaru, bet neturim. Ir mes padarom tik tai savo skyriuose, kur vat, kaip įsivaizduojam, taip ir padarom. Kad vat, kiekvienas vadovas savaip. Ir tada gaunas, kad vieni jau tą gavo, kiti negavo, vieni dovanėlę gavo, kiti negavo, vieną gimtadienį pakvietė, kitą nepakvietė. Tai net įsivaizduok, prasideda tokios kalbos organizacijų viduje, kur žmonės tarpusavėje, tai jie bendrauja, kolegos dažnu atveju. Ir sako, tu dovaną gavai? Aha, gavau. O kaip seniau būdavo? Būdavo taip, kad jeigu norim, kad žmogus sugrįžtų, dovaną duodam, jeigu norim, kad žmogus nesugrįžtų, dovanos neduodam. Tai būna ir tokių situacijų. Žinai, manau, kad situacija Lietuvoje pagerėjo, šiaip ir pasaulyje, kai pradėjo kalbėti apie įtraukti įvairovę ir už tai atsirado atsakingas žmogus organizacijos. Ir dabar iš tikrųjų organizacijose matau, kad tokie žmonės yra ir tos organizacijos labai reiškiasi tose temose ir įtraukia ir įvairesnės tos organizacijos būna. Tai gal čia irgi galėtų būti vienas, žinai, iš tų dalykų, kad atsirastų žmogus, kuris ir kurio, nežinau, būtų tai atsakomybė, kuris kalbėtų, kurtų sistemą, o tai kaip mes dirbame su po motinystės atostogų grįžusiais tėvais, tiek mamom, tiek tėčiai, žinai. Ir kartais net nereikia ieškoti naujo žmogaus, mes pas save turim žmogų, kuris gali prisimti tai kaip projektą. Nes tai realiai yra projektas, kurį reikia padaryti ir uždaryti ir atiduoti vadovams vykdyti. Čia yra tokie paruošiamieji darbai, kuriuos kaip projektą pasidarai tam tikrą žmonių grupę darbo, kuri per skirtingas plotmes apžvelgia šitą temą ir viskas. Ir tu realiai turi projektą, kuris tikrai prisidės ir prie darbdavio įvaizdžio, nes mes rūpinamės, ne tik sakom, kad mes esam atsakingi prie savo darbuotojus, bet iš tikrųjų esam. Taip, tai išlydim, ne, sugrįžtam, bet dar tas yra tas laikotarpis, tas laukimo, darbuotojo sugrįžimo laikotarpis, ne, kaip palaikyti gal tame laikotarpyje tą kontaktą su tėvais, žinai, kad neatrodytų kaip spaudimas, kad aš jau tave spaudžiu sugrįžti į darbą, jau galvok, jau nebesimėguk tom atostogom, bet jau galvok apie darbus, kaip nepadaryti, žinai, tokio atvirkštinio varianto, tokio perspaudimo. Tai čia sakau, tas grįžimas turbūt į tą darbą po vaiko priežiūros atostogų yra kaip dvipusio eismo gatvė. Ten reikalingi abiejų pusių vairuotojai arba eismo dalyviai. Tai čia lygiai taip pat. Tai mes, būdama organizacija, kaip ta stipresnė pusė, organizuotoji pusė, ne, tai mes turim parodyti tą pirmąjį dėmesį arba pirmąjį pradžią tam santykio palaikymo ryšio, bet gauti atgal. Ką turime gauti atgal, tai yra kažkokį gauti pritarimą žmogaus, kad jisai nori ir kad mes apskritai galim kurti tą ryšį, nes kartais žmonės tikrai gali nenorėti ir kai organizacija spaudžia, ne, dar siunčia kažką, o aš visiškai nenoriu būti, tai gali būti tas priešingas efektas. Tai čia, sakyčiau, labai tas svarbus yra sveika nuovoka. Tai yra tikrai pasikalbėti, turint ar tą žmogų ar vadovą, kad būtų palaikomas tas ryšys ir paklausiama, kiek tu nori, kad aš tave įtraukčiau. Bet čia kaip ir pačioje pradžioje truputėlį pasakiau, kad ta nuomonė gali keistis. Ir reikėtų nepabijoti prieš išeinant paklausti, kaip norės bendrauti ir kaip dažnai, ir priimti atsakymą, kad sorry, nenorėsiu bendrauti. Ir net pats vadovas gali pasakyti, kad mes visiškai esam už, jeigu mes tau tiesiog tave informuojam, bet tu gali visiškai neįsitraukti, ne, ir aš suprantu, kad gali būti tavo tokia pozicija ir tai nėra nei gerai, nei blogai, nevertinu jos. Bet lygiai taip pat, ar tu nieko prieš, jeigu aš po metų pasiteirausiu, kiek tu nori būti įsitraukęs, ne? Nes kai vaikas gimsta, vėl ten viskas pasikeičia ir tu vėl gal nori visiškai kitokio bendravimo. Tai čia sakyčiau, kad yra tas abipusis noras turėtų būti ir mes kaip mamos ir tėčiai, jeigu matom, kad ta organizacija mums yra įdomi ir patraukli,
tai aš rekomenduoju neužsidaryti. Ir tikrai tas galimybės išnaudoti ir būti organizacijos dalimi. Kodėl taip sakau? Nes gal, mūsų Juste pavyzdys ir buvo, kad tu tikrai mane išlydėjai, paklausai, kiek aš įsitrauksiu, ir aš pasakiau, kad gal pirmą mėnesį susitikimą neprisijungsiu, bet nuo antro tai jau gal visai norėčiau, nes tą valandą prisijungti. Faina tave laukti, žinai, tuose susitikimuose ir pamatyti, žinai, kartu su sūnumi. Tai, žinai, tas ir mums smagu. Ir man pačiai, žinai, smagu pasipuošti, užsidėti marškinius, kai tavęs kažkas laukia, kai tu vėl supranti, kuo ta organizacija gyvena ir nebūtinai tu ten turi kažkokį labai didelį indėlį tuo metu dėti, bet gal viena kita, nežinau, žinutė, palaikymas, kažkas irgi bus reikalinga ir tu pats jausies, kad tu esi tos organizacijos dalimi. Ir nepabijoti, parodyti ir pasakyti tam vadovui, kad, žinai, gal tu mane galėtum įtraukti, arba mačiau vyksta mokymai, visai norėčiau sudalyvauti, nes kartais mes viską paliekam organizacijai, kaip vykdančiai, lydinčiai. Bet aš kaip sakau, mes patys esame atsakingi ir kas nuo to, kad aš nueisiu pas kolegą, pasibėdavosiu, kad, žinai, kitus ten organizacijas kviečia, manęs ne, gal galiu pabandyti ir paklausti, kaip tu galvoji, jeigu aš prisijungčiau į šitos mokymus, ypatingai kai mokymai vyksta online, tai žmonių skaičius tikrai dažnu atveju nėra ribojamas. Tai aš skatinčiau mamas ir tėčius ir šiandien, jeigu kažkas žiūri ir mato, turi poreikį tam įsitraukimui arba pokyčiui karjeros, informuoti ir pasakyti. O nelaukti, žinai, kaip užslėpus tą zuikį ir sakyti, ištraukiau, išėjau į marketingą, nors dirbau pardavimuose. Tai nepaslėpkim šitų zuikių, jų nereikia. Geriau pasakykim, kad, žinai, visai galvoju gal apie marketingą, gal yra kažkokios pozicijos, gal galiu kažką pasimokyti. Tai aš esu linkusi tą atvirą bendravimo organizacijų, kuris, kuo tu daugiau pasakysi atvirai, tuo tau mažiau reikės sukti galvos ir tų žilų plaukų auginti pas save. Nes kuo tu daugiau pradedi slėpti, norėti, kad čia kažką kitas pasakytų, laukti, kad dėmesį parodytų, taip. Tai aš dėl to sakau, kad tai yra abipusio eismo gatvė ir kartais būna ta, kad tu viena pusė rodo, kita pusė visiškai nenori. Tai, žinai, kaip atstovaudama organizacijas arba dirbdama su organizacijom, aš esu suinteresuota jom padėti susikurti tuos procesus, kad jie būtų ir kad tas ryšys būtų palaikomas. Tai dialogas ir ką girdžiu, kad atsakomybė turėtų būti ne tik organizacijos pusėje, bet ir darbuotojo pusėje, kad jisai išsakytų tų dalykų. Jeigu pasikeitė, nori, kad daugiau komunikuotų organizacija su juo arba mažiau, tai toks atsakomybės prisėmimas ir pas patį darbuotoją, kad aš irgi vis dar esu tos organizacijos narys ir išsakau tų dalykų, ko aš noriu. Tikrai taip. Tai gerai, čia planuojam sugrįžti, ir tas sugrįžimo procesas, man atrodo, yra toks sunkiausias, nes jisai gal, manyčiau, toks emociškiausias būna, nes prisimenu pati savo, tai man buvo etapą, tai man buvo labai sunku palikti tam darželį savo sūnų, tada tą grįžti į darbą, nes vis tiek mintis tenais būna. Tai nežinau, kaip organizacija galėtų palengvinti šį etapą. Jau vieną dalyką tu sakei, kad galėtų atsirasti kažkoks kolega, pavaduoja, kažkoks mentorius, kuris kaip ir naujokus veda, taip pat ir gali tuos senai naujus žmonės vėl įvesti, papasakot, kas čia naujo. Ar dar yra kažkokių būdų, kas dar galėtų būti? Man atrodo, kadangi dabar pati turiu aplinkoje žmonių, kurie sugrįžta į darbus ir pilnas darbo dienas, tai manau labai pačioj pradžioj tikrai padeda nepilnos darbo dienos darbo grafikas. Bent jau pirmas kelias savaitės turėti galimybę dirbti nepilną darbo dieną, o 6 ar 4 valandas tam tokiam įsivažiavimui, supratimui, logistikai kartais susidėlioti, o kartais tiesiog mintim atsikvėpti, nes tas ryte išbėgimas iš namų, susidėliojimas ir įbėgimas į kažkokį susirinkimą, jūs gali būti tikrai labai daug energijos reikalaujantis procesas. Tai jeigu tik yra galimybė tikrai derinti tą 4-6 darbo valandų dieną, bent jau pirmas 2 savaitės ir tada lygiai grečiai po truputėlį didinti tas valandas ir sugrįžti tą normalų režimą. Taip pat gal, kaip sakiau, turėti tas laisvesnį darbo grafiką ties nuvežimu ir parvežimu, kad mes suteikiam tą 2 valandų
laisvę, kada tu ateini į darbą ir kada tu išeini, kad nebūtų to spaudimo, kad, žinai, ten turi iki 5 būtinai išbūti darbe ir tada, žinai, skambutis suskamba ir jau gali bėgti pro duris ten pasimti vaiko, nors iki 5:30 turi tai padaryti. Tai, kad turėti tą galimybę. Ir siūlyti, jeigu tik yra galimybė, darbą iš namų derinti, tą hibridinį modelį, nes tikrai mamos su vaikais gali lygos prasidėti ir jos turės būti su vaikais, bet tikrai žinau mamų, kurios geba ir gali suderinti darbą iš namų su vaikų auginimu, tai suteikti tą laisvę dirbti mamai iš namų. Ir gal net pačioj pradžioj suteikti galimybę kelias dienas per savaitę, ne, kad jinai pati apsiprastų dar tuos kalbinius, kaip ten sulankstyti tuo metu, kai ten viskas vyksta. Kodėl taip sakau? Nes dažniausiai tos mamos turi labai gerą laiko valdymo gebėjimą ir kompetenciją. Ir kas jau kas, bet tos mamos labai retai palieka tų neužbaigtų darbų. Jos miegelio metu, nakties metu ar ryto metu jos tikrai išspręstos reikalus. Ir čia ne veltui yra ir sako, kad turbūt ne vienas esame matę tą video klipą, kur ten priiminėja mamą į darbą ir jinai kokias kompetencijas bevardina, jinai visas jas išsiugdė per tą žongliravimą motinystėje su skalbiniais, indais, užsakymais, nežinau, meistrų, mokyklų ar darželių ir ten panašiai lygų. Ir jos tikrai geba. Tai pasitikėti. Suteikti tokį tikrai pasitikėjimą avansų ir pažiūrėti, o gal tikrai tai mamai veiks ir jinai bus našesnė negu tie darbuotojai, kurie išdirba 8 valandas, kai jinai padarys per 4 valandas tų 8 valandų. Tai aš labai noriu to lengvumo tame procese, bet su tokiu, žinai, atsakomybės perdavimu, bet pasitikėjimas avansu. Pasitikėti ir leisti gal tom lankstesnėm sąlygom, tom mamom įsivažiuoti, nes tikrai emociškai yra ką veikti. Aš dar sakyčiau, žinai, ką pastebiu iš savo irgi aplinkos, kad, žinai, turi, tai tos mamos ir tėčiai, nuvargsta per tas tėvystės atostogas, vadina atostogom, bet čia toks ir pasijuokimas, kad tai atostogos. Iš tikrųjų, tai dar didesnis darbas, man atrodo, negu darbe dirbti, nes tu augini žmogų. Ir man tai atrodo, kad organizacija dar galėtų, nes gal patys žmonės nepagmasto, išleidžiam vaiką į ten darželį, ten pratinam jį, bet skirti tokio laiko ir savo poilsį, žinai, paimti, nežinau, gal kokią savaitę tarpą tarp to, kaip vaikas išėjo ir to darbo, kur aš galiu tiesiog gal ilgiau pamiegoti, gal nežinau, tiesiog skirti, ten nueiti kokį masažą, daugiau pasivaikščioti, skirti sportui laiką, to truputėlį sugrįžti į save, nes aš kaip prisimenu, mano tas etapas jau seniau buvęs, bet kaip prisimenu, man tikrai užtruko to laiko, atrodo, tokio sugrįžimo į save, į tą žmogų, ne tik tai mamą, bet į tą justę, kokia esi. Tai manau, tas dar toks gepas yra svarbu, kaip tu manai. Ir jisai gali būti apmokamas. Ir tai būtų nuostabiausia dovana organizacijos suteikta žmogui. Būtų nuostabu, kad tai pagalvotų organizacija ir tai būtų kaip priedas, ne, prie to, kad laukiam tavęs ir dar duodam tau savaitę ar ten 2 savaitės to apmokamo atostogų, kurių netimsim iš tavo atostogų, bet jas dovanojam tau, kad sugrįžtum. Tikrai. Labai skambėtų gerai. Žinai, kalbam, kad čia turėtų rūpintis organizacijai, bet kas turėtų iš tikrųjų pasirūpinti organizacijai? Ar HR žmogus, ar vadovas, kas turėtų prisimti tokią atsakomybę už tą žmogų, kuris sugrįžta pas tave arba kuris išeina ir planuoja sugrįžti? Nes vadovas sakys, čia dar man vienas dalykas, kuo reikia rūpintis, man čia rezultatą reikia daryti. HR sakys, kad čia vėl aš turiu kalną tų darbų, ir dar čia plus papildomas vienas prisideda. Tai vėlgi, aš sakyčiau, kad tai yra abipusis procesas, kad turi būtinai įsitraukti ir HR žmonės, ir vadovai. Kodėl taip sakau? Aš įsivaizduoju, kad HR yra tas tiltas, kuris sujungia tuos darbuotojai ir vadovą. Tai mes turim inicijuoti, kad mes žiūrėk, tai mūsų strategijoje svarbus punktas. Mes padarom, mes sukuriam, inicijuojam darbo grupę, sukuriam sistemą, sukuriam išleidimo, sugrįžimo procesą, aprašom, apmokom gal jūs, jeigu ten yra kažko,
Bet tas pats bendravimo momentas, tie susitikimai, kai sakau, va, tas pusę metų ar ten antras iki grįžimo, tai yra tikrai vadovo užduotis palaikyti tą ryšį, nes žmonės sugrįžta tai ne pas HR, žmonės sugrįžta pas vadovą. Ir vadovo pasiteiravimas, kai gimsta vaikas, ne, jeigu HR sužino, kad šeimoje jau gimė vaikas, tai nusiųsti informaciją vadovui ir pasakyti pasveikink savo žmogų, jeigu jisai pats vadovas neturi tokio greitos reakcijos arba tokio santykio su tuo žmogum, būtų labai nuostabu. Nes kas nenorėtų gauti pasveikinimo žinutę su tokia didžiulė gyvenimo pokyčio diena. Visi turbūt, net kokį santykį tu beturi, bet vis tiek, kad tave prisimena, yra svarbu. Tai sakyčiau, kad šitam procese turi būti toks labai gražus tandemas, kuriame per ruošiamuosius darbus inicijuoja, sukuria ir padaro HR žmonės kaip projektą, aš tai vadinu, kurį mes pradedam vykdyti, apmokom vadovus, supažindinam ir jeigu reikia kažkokio pastiprinimo, vis galim suplanuoti ten, nežinau, kalendorių, sudėti laikus ar panašius dalykus, bet patį ryšį palaikyti tą pagrindinį, tai tikrai turi vadovas. Pirmus metus, aš kartais sakau, gal kartais užtenka ir kokių 2 žinučių ar skambučio, ten neįkyrėti ir nelysti, bet pasakyti, kad prisimenam ir esi laukiamas vasaros šventė ar kalėdinė vakarėlį, jau būtų smagu paklausiant, kaip tu gyveni. Ir kaip kolegės rašė, kai dariau apklausą, sakė, man tiesiog būtų užtekę Messengerio žinutės, kaip tu gyveni, jau būtų vis tiek smagiau negu nieko. Ir tada tą jau pokalbį konkrečiai palaikyti apie susitikimus tikrai gali vadovas. O į tuos tarpus HR gali siūsti informaciją apie įmonės pokyčius, apie pakvietimus į renginį, apie mokymus, paklausti, kur nori prisijungti, kur nenori prisijungti. Tai sakyčiau, techniniam darbam šį kartą likčiau ties HR, o tam konkrečiam fiziniam ryšio palaikymui jau yra kaip darbas vadovo. Nes vis tik vadovas yra atsakingas už žmonės, kurie pas jį nori dirbti, nes pas vadovą sugrįžta žmonės. Taip. Aš, kai galvojau šitą temą, galvojau, kas man padeda, šitoj vietoj, prisiminti, darbuotojus. Ir aš supratau, kad man realiai mano mėgstamiausias įrankis, kurį aš naudoju, tai yra kalendorius. Nes tai gyveni įtemptą tokį, gyvenimą, ritmą ir kitų dalykų neprisimeni. Tai kad norėtum juos prisiminti, aš tiesiog įdedu tam tikrus priminimus, kas kažkurį laiką į kalendorių ir man jie tiesiog iššoksta. Ir kai iššoksta kaip dar viena užduotis, kurią aš šiandien turiu padaryti, tiesiog ją padarai. Tai man, toks, tiem vadovam, kad būtų lengviau, kad įsidėkite tam tikrus priminimus ir tikrai nepamiršite tų darbuotojų ir galėsite tai padaryti. Nors man, aš galiu pasakyti, prisipažinti, ir asmeniškai man nereikėjo priminimų, man natūraliai kildavo noras tau paskambinti, parašyti ir paklausti, kaip tu gyveni ir ko tu dabar gyveni, šiandieną. Taip, aš labai tuo džiaugiuosi ir aš pati, buvau tam procese, kad aš nebuvau visiškai atsitraukus ir aš suprantu tuos vadovus, kurių žmonės, pavyzdžiui, visiškai atsitraukia ir jie sako, man net nepatogu čia lysti ir ten kažką daryti. Bet atsiklausti, kiek tu gali, kiek tu nori tos interakcijos turėti, tai mes vis tiek galim ir ta interakcija vis tiek bus geriau negu jokios jos. Net pasiteiravimas jau yra dėmesys, kad nori su manim tęsti tą bendravimą ir palaikyti. Tai yra dar viena užduotis vadovam, bet iš kitos pusės, kiek vadovai turi tiesioginių pavaldinių pas savim. Dažniausiai nebus daugiau negu, čia aišku būna skirtingų organizacijų, bet kad būtų ten, 10 mamų išėjusios iš tavęs, tai tikėtina, mažai tikimybė. Tai ten yra vis tiek, maks ten kokios 5, 7 gali būti, jeigu tu jau valdai labai labai didelį tą kolektyvą, bet realiai tai yra dažniausiai 3-5 žmonės per metus, su kuriais tu tikrai gali šitą procesą palaikyti. Jeigu jau 7 mamos išėjusios, klausimas, kiek ten dirba, tai reikėtų gal... Aš jau paėmiau čia, maks organizaciją ir kai žmogus po savim turi, 100 darbuotojų, ko realybėje mes niekada turbūt nelabai ir sutiktume, nes vis tiek yra apibrėžta, grupė žmonių, tai yra 15, 10 žmonių, su kuriais tu turi tą tiesioginį kontaktą. Tai nebus labai daug mamų ir jeigu atrodo, kad čia bus, kiek daug darbo, tai nebus daug darbo.
Taip. Aš labai tikiuosi, kad po mūsų šiandien podcast'o nors viena organizacija sugalvos, kad reikia čia kažką pradėti daryti pas save, kad prisimins nors vieną mamą arba tėtį, kuris dabar yra tėvystės, motinystės atostogose. Kaip manai, jeigu organizacija nori kažkokio pokyčio, nieko nėra darius, koks tas galėtų būti vienas pats mažiausias pirmas žingsnis, kurį būtų labai labai lengva dabar padaryti bet kuriai organizacijai? Čia labai, žinai, geras klausimas, nuo ko pradėti, čia toks nuo Adomo ar Ievos ar nuo obuolio. Nežinau, žinai, koks tas pats pirmas. Pirmiausia, gal sakyčiau, kad HR tarpusavį pasitarimas, ar mes matom tai kaip svarbų klausimą, ar turim, žinai, tų mamų ir tėčių iš tikrųjų, žinai, kurie, yra ten per metus 5, 7 ar 10 tų mamų ar tėčių. Ir jeigu tokį skaičių mes jau turim, ar yra taip, kad jie pas mus negrįžta. Tai aš sakyčiau, gal tokį, žinai, pasidaryti vidinį monitoringą dabar. Kokioje mes esame situacijoje? Ar pas mus, žinai, išeina tos mamos ar neišeina po tos motinystės atostogų, vaiko priežiūros atostogų ir tėčiai taip pat. Nes čia vėlgi, žinai, o gal tos problemos pas organizacijas nėra, gal jie iš inercijos daro ir tą ryšį palaiko. Tai čia labai svarbu, sakyčiau, žinai, įsivertinkim, pasižiūrėkim situaciją. Ir jeigu tie skaičiai yra į tą pusę, kad 50 arba 70, jau jų nenori procentų pas mus sugrįžti, tai yra indikacija, kad gal pabandom pasižiūrėti, o ką galim padaryti kitaip. Kad pataupyti organizacijos pinigus ir sulaukti tų sugrįžtančių darbuotojų. Tai sakyčiau, pats pirmas žingsnis, šiandien būtų labai puiku, kad pasižiūrėkim, kokia pas mus situacija yra su išeinančiais tėvais į vaiko priežiūros atostogas ir jų sugrįžimu, nes tokius duomenis tikrai turim ir labai lengvai galim prieiti. Ir tada pasižiūrėkim, ką galim pasikeisti. O pasikeisti tai tiesiog pasidaryti gerą darbinę sesiją ir pasižiūrėti, kaip mes norim tas mamas ir tėčius išsaugoti, kur yra ta didžioji bėda. Nes daug dalykų, aš ką ir išvardinau, turbūt jau šiandien daug organizacijų daro natūraliai. Tai kartais reikia tiesiog arba apsibrėžti, kad visi taip darom, nes ir per konferenciją buvo prie manęs priėjusios kelios HR vadovas ir sako, mes tarsi ir darom tam tikrose skyriuose, bet bendrai tai nedarom. Ir suprantam, kiek daug yra dar, žinai, tos nepaliestos masės, kur kiti tai taip nedaro. Nes, kas supranta, kas daugiau turi tų vadybinių įgūdžių arba daugiau jaučia ir to supratimo, kokią tai vertė ir nauda tai daro, bet bendrai organizacijos kontekste nedaro ir tuos darbuotojus taip gali prarasti. Taip. Aš taip palinkėsiu, žinai, kad po šitos laidos, jeigu turite savo komandai, kolektyvę nors vieną mamą ir tėtį, tai pirmiausia paskambinkite jiem, paklauskite. Skambinkite, parašykite žinutę ir paklauskite, kaip jie gyvena ir kaip jie dabar laikosi. Tai jau bus vienas pirmas žingsnis toks į priekį. Taip. Ypatingai vadovams, kad prisiminkite tos darbuotojus, jeigu tokių šiuo metu turit. Taip. Ar dar yra kažkokia tema šitoj temai, ko mes dar nepakabinom ir dar reikėtų apkalbėti, Irida? Tai žinai, tų niuansų įvairiausių galėtume atrasti, bet turbūt labai taip norisi užakcentuoti tą esminį paprastą ryšio palaikymą ir iš šito projekto nepadaryti, žinai, kaip maks didžiulio projekto, kur reikia, žinai, didelės darbo grupės, kad čia kažkas pradėtų vykti. Nori supaprastinti šitą procesą ir pasakyti, kad ryšys su žmogum baigėsi ne tada, kada žmogus išeina, o kada nutraukiamės tą bendravimą bet kokį. Tai šitą turbūt užakcentuoti, kad tas ryšys ir toks aiškus procesas bus lygu tas sugrįžęs darbuotojas. Ir iš tos kitos pusės, ką tik noris paminėti, kad noris, kad organizacijos neturėtų tų darbuotojų, kurių jie nenori. Nes šitoje temoje tai kažkaip man labai išryškėjo ir man taip nuoširdžiai skauda, kad vadovai nedrįsta atlikti savo tiesioginės vadovo funkcijos. Priimti atsakomybę už tokius darbuotojus. Ir nesvarbu, žinai, ar tai mama, ar tėtis, kad ir kas tai būtų, bet jeigu mums organizacijai toks žmogus yra kliudis, tai mes neturim tikėtis ir laukti, kad išėjęs motinystės atostogų mes išsprendėm problemą. Ne, čia problema tik dar labiau įsišaknijo, nes atleisti tokią mamą ir tėtį jūs pagal įstatymus nelabai ir galite. Tai patys dar labiau daugiau košės prisivirėt. Dar gilesnė duobė išsikasi, laukdamas, negu sprendžiamas tą situaciją. Taip. Nes tarsi mama ir tėti, žinai, Lietuvos įstatymai kažkiek tai apsaugo nuo to tokio netikėto atleidimo iš darbo, kai yra tokia aplinkybė.
Tai man norisi tokio paskatinimo vadovams ryžtingai veikti savo pozicijose, ryžtingai palaikyti tą santykį su visais tais darbuotojais ir turėti tai kaip strategiškai svarbų planą, nes aš tada vadinas, kad aš laukiu šitų darbuotojų, nes jie yra man strategiškai svarbus, nes aš neturiu tokių, kurių aš nelaukiu. Ir va šito, žinai, tokio užsukto rato jau irgi daug kas pasikeičia. Tikrai taip. Tai jeigu vadovai jaučiat, kad turi tokių darbuotojų, tai susimastykit ir imkite veiksmų juos pakeisti. Tai puikiai. Tai ačiū tau, Irida, šiandien už tokį nuostabų pokalbį. Ačiū tau už tavo sugrįžimą. Tai labai lauksim tinklalaidžių su tavimi ir su manimi kitų, kurias mes turėsime. Mes taip pat priminam savo klausytojams ir žiūrovom, kad galite mums užduoti klausimus ir rašyti. Jeigu turit kažkokių pageidavimų ar patys norėtumėte pakalbėti šitą tinklalaidį, tikrai galite mums rašyti į žmogiškai@triplo.lt. Labai lauksime jūsų laiškų. O mes tada pasimatysim už 2 savaičių kitoje tinklalaidėje. Taip, kaip visada antradieniais pietų metu. Tikrai taip. Tai ačiū dar kartą, Irida, ačiū visiems klausytojams ir iki kito antradienio. Iki. Ačiū, kad buvai kartu su Triplo Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.